Burbaičių piliakalnis yra Kelmės rajone, Kokėčių seniūnijoje, Burbaičių kaime. Piliakalnis yra Kražantės dešiniojo kranto aukštumos kyšulyje, suformuotame Dzindziuko upelio santakoje. Aikštelė ovali, pailga, rytų-vakarų kryptimi. Iš rytų ir pietų aikštelė juosia 8 metrų aukščio, 34 metrų pločio į kraštus žemėjantis pylimas. Vakarinėje aikštelės pusėje supiltas 1,5 metro aukščio, 10 metrų pločio pylimas. Vakarinėme šlaite žemiau pylimo yra 4 metrų pločio terasa, einanti visų šiauriniu šlaitu. Šlaitai status 24 metrų aukščio. Piliakalnis apaugęs smarkiai praretintais lapuočiais. 1992–1994 metais sustabdyta šlaito į Kražantę erozija. Į pylimą įrengti laiptai. Piliakalnio papėdėje 3 hektarų plote yra papėdės gyvenvietė, kurioje rasta lygios ir grublėtos keramikos. Piliakalnis datuojamas 1–2 tūkstantmečio pradžia. Pasiekiamas Kelmės Johampolio keliu, išvažiavus iš miško už sodybos. Apie Burbaičių piliakalnį yra užrašyta įvairių pasakojimų. Seni žmonės pasakojo, kad labai seniai kalno viršūnėje buvo gili duobė. Žmonės tikėjo, kad jeigu ateisi ant kalno prie tos bedugnės duobės ir įmesi pinigėlį, tai kitą rytą iš duobės iškils dideli turtai. To žmonės tikėjo ir pinigėlius dažnai mesdavo, o kai nustojo mesti, duobė ir užsivėrė. Taip kalnas niekam savo saugomų turtų ir neatidavė.